Labą dieną, merginos. Pagaliau žiemos naujienos pas mane. Ir trumpai apie kiekvieną. Iš pradžių dar noriu merginos priminti, jau matėte, aš atsiunčiau į elektroninius paštus, kad Amerikiečių kompanija nusprendė, kad išima iš prekybos skaistinančią kaukę ir Sonic šepetėlį. Tos merginos, kurios mėgstate skaistinančią kaukę, kas turite kapiliarus, kas turite raudonuojančią odą, šitą kaukę aš rekomenduoju pasiimti, nes jos jau nebebus iš viso pardavime. Toliau, kas dar merginos neturite Sonic šepetėlio, aš labai rekomenduoju, nes čia yra investicija į mūsų ateitį ir labai gerai nuprausia veido odą, suaktyvina ir turi masažuoklį, kuris atstoja įėjimą į salonus. Vakarais masažuojam 3-4 minutės ir veido kontūrai kyla į viršų. Taip kad, merginos, pasižiūrėkite ir žinokite, kad šitų produktų jau nebus. Nu kągi, einam prie žiemos naujienų ir aš su nekantrumu jų labai laukiau, kadangi mums jau trūko lūpų pieštukų ir akių pieštuko pravedimui. Ir pradėsiu nuo akių kontūrų pieštuko, tai yra 4 spalvos, jos yra visos klasikinės, yra ruda, aš merginos esu dabar pasidažius su ruda spalva ir plieninė, stilai. Va čia yra pravedimas. Ką aš galiu pasakyti, iš tikrųjų nuostabus yra akių pravedimai. Ir yra kreminės konsistencijos, labai lengvai minkštai tepasi. Yra ilgalaikė vandeniui atspari formulė sukurta, nes tie pieštukai tiek lūpų, tiek akių, kurie buvo prieš tai, jie buvo neatsparūs vandeniui, išskyrus vieną spalvą turkio, o kitos spalvos jas tiesiog galėjo tepti. Ir aš vakar iš tikrųjų labai išbandžiau ir su vandeniu tikrai nenusiplauna, reikalingas yra makiažo valiklis. Tai va, tikrai merginos rekomenduoju pravedimą, bet kurį pasidarysit, pasidarot čia ir jūsų blakstienų jau yra žymiai daugiau. Spalvą galite turėti visas, galite pagal nuotaiką, klasikinė yra juoda ir ruda. Tai va, toliau, kas yra žodžiu, pieštukai, jie yra vandeniui atsparūs, kreminės konsistencijos ir ilgai laiko. Pieštukų kaina akių pravedimo, tai yra mums su konsultantės kaina, tai yra 9 eurai. Toliau, apie ką noriu pakalbėti, tai yra kūną modeliuojanti emulsija. Jinai buvo išimta iš prekybos ir iš tikrųjų čia bus reguliari linija ir atnaujinta formulė. Yra atnaujinta formulė, yra atnaujinta pakuotė modeliuojančios emulsijos ir aš visom rekomenduoju išbandyti ir naudoti. Kadangi formulė yra atnaujinta ir yra įdėta Tamvaistais D naujoji formulė, kuri yra dabar mūsų atnaujintoje veido sistemoje. Ir šita kūną modeliuojanti emulsija, jinai stangrina odą ir aišku, mes ją naudojame po prausimosi, galima kiekvieną vakarą, galima naudoti kas antrą, kaip jau jums, aišku, dabar yra žiema, norisi stangrumo, norisi drėgmės, nes tikrai oda jinai stipriai sausėja, ypatingai per šalčius, kai yra didesnis šildymas namuose. Tai kas įeina į šitą Tamvais kūną modeliuojančią emulsiją? Tai yra, kaip sakiau, jau tas Tamvais 3D kompleks. Kas jį sudaro? Tai yra kapsuliuotas resveratrolis, tai yra vitamino B3 ir peptidai, kurie lėtina odos senėjimą. Toliau įeina kofeinas, kuris energizuoja kūną, odai suteikia energijos. Toliau yra aliejinis kopūstpalmės uogų ekstraktas ir vitaminas E, kuris yra puikiai žinomas dėl odą stiprinančių savybių ir duoda stangrumo ir elastingumo. Tos uogos, jos apsaugo nuo laisvųjų radikalų. Moliūgų sėklų ekstraktas skatina natūralų kolageno gamybą. Yra argano aliejaus, kuriame gausu būtinų nesočiųjų riebalų, rūgščių, palaiko natūralų odos elastiną, gerina odos elastingumą ir stangrumą. Žodžiu, ir įeina glicerinas, kuris yra augalinės kilmės emolientas, kuris padeda subalansuoti ir palaikyti atitinkamą odos drėgmės lygį. Merginos, aš dabar tepuosi, aš turėjau dar senos emulsijos, tikrai gerai padrėkina, aišku, ir mūsų kitos kūno linijos. Mes dar turėsim ir naujienų kūno linijų. Tai va, toliau kitas produktas.
Tai yra kūno kvapusis kūno rinkinys, į kurį įeina kūno losjonas ir kūno dulksna. Merginos yra 2 kvapų, aš čia dabar turiu su levandom ir magnolija. Iš tikro, mes labai turime šiemet puikų ir labai kvapias žiemos naujienas. Ir kas man labai patiko, kad nėra labai intensyvūs kvapai, bet pradėjus uostyti visus tiek kūno liniją, tiek rankų kremus, man kažkodėl nukėlė į vaikystę. Tie kvapai primena vaikystę. Bent jau man, nežinau kaip bus jum, tai būtent į šitą, kas yra labai faina pakuotė. Čia yra toks kaip neoninė spalva, alyvinė ir dulksna. Dulksna, jinai ant viso kūno, jeigu norit intensyvesnio kvapo, tai tepat balzamą ir tepat ir purškiat dulksną. Įpakavimas labai gražus, iš tikrųjų labai puikiai dovana yra artimai moteriai, iš tikrųjų, čia nieko daugiau nereikia, užtenka tik tai dovanoti, nes labai fainas įpakavimas, toks stilingas. Ir kas įeina į kokie kvapai. Tai viršutinės natos, tai yra frezija, gaivios ozono natos ir levanda. Vidurinės natos, vijoklinis sausmedis, jazminas, magnolijų žiedlapiai. Ir žemutinės natos, tai yra gintaras ir muskusas. Iš tikrųjų labai skaniai kvepia. Ir kitas yra mūsų rinkinukas. Kitas rinkinukas yra šitoks. Irgi, aišku, per video gal nelabai matosi tas neoninis švytėjimas, bet labai smagu, gražiai įpakuota. Pati ta pakuotė tokia smagi. Tai va, ir toliau, šito kvapas yra mandarinų žiedai. Tiesa, šitų rinkinukų kaina mums konsultantėms, klientė yra 43 eurai, mums konsultantėms tik 25,80 eurai. Ir kas įeina į šitą kvapą, tai yra viršutinės natos, tai yra mandarinas, šafranas, mėtos, obuolys. Vidurinės natos, baltieji žiedai, bijūnai, kumarinas, pakalnutės. Žemutinės natos, kurios lieka ilgiausiai, tai yra kokosų pienas, muskusas, vanilė ir pačiulis. Paskutinės natos, tai jos pirmiausia paskutinės natos ilgiausiai išlaiko. Kitas žiemos produktas, tai yra, mes neapsieiname be rankų kremų. Ir šiemet yra vėl 3 skirtingi kvapai, labai gražus įpakavimai. Šitie rankų kremai yra su sviestmedžių sviestu. Jie netepa popieriaus, ilgai išlaiko, netepa rūbų. Ir iš tikrųjų galima pasirinkti, galima visus turėti 3, galima rinktis, jau dabar skleidžia kvapą, tai kokie čia yra kvapai. Taip, yra islandinį kerpeną ir jazminai. Jisai yra mažiausiai intensyvus kvapas. Aš jau jį išmėginau. Ir toliau yra rožė ir uogos. Va šitas yra intensyviausias kvapas. Kam patinka kvapai, žiemos metu mes norim vasaros, norim saulės. Ir būtent su kvapu galima tą susigrąžinti ir pakelti savo nuotaiką. Ir trečias kvapas tai yra pasiflorų ir tikrai labai smagus įpakavimai ir nedidelis kiekis ir labai kompaktiška. Šitie rankų kremai mums kainuoja, taip, klientai kainuoja 14,50, o mums kainuoja 8,70. Ir tikrai mūsų rankoms dabar ypatingai reikia priežiūros ir labai sausėja, tai jie ateina į pagalbą, tuo pačiu kelia nuotaiką jų kvapas. Kita naujiena, mes vėl turime naują kvapą. Tai yra kvapusis vanduo, beribis mėlis. Mėlis, nesmėlis. Galbūt čia toks jisai labiau į žydrumą, gal video atrodo toks kaip turkas spalvos, irgi labai fainas kvapas. Kvapai, taip kaip mums lūpų spalvos, suteikia nuotaiką kiekvieną kartą. Ir aš galiu išduoti paslaptį, visada eidama į laivą, aš kvepinuosi, nes tai suteikia drąsos. Kažkaip. Ir ką šitie kvepalai simbolizuoja. Labai fainas dizainas. Yra naujoviškas, yra 50 ml. Ir jau čia paskaitysiu. Esate pasiruošusi, ką jisai simbolizuoja. Esate pasiruošusi kasdien naudotis galimybėmis, kurias atneša gyvenimas. Esate tikra dėl savo neriboto potencialo. Jūs įkvepia augimas, iššūkiuose matote naujus šansus, o nežinomybė žavi jūs naujais nuotykiais. Žodžiu,
Esate lyg jūra, kurios galios negali sutramdyti jokios ribos. Vat jisai simbolizuoja būtent šitą kvapą ir kokios yra natos. Tai pirmas kvapas, viršutinės natos tai yra tas, kas mus pasitinka, pirmas įspūdis. Tai yra saldieji klementinai, mangostinų natos, kurios papildo bananmedžių žiedų ir bergamotės aromatas. Antras kvapas tai yra vidurinės natos, tai yra kvepalų širdis, kurie ilgainiui atsiskleidė ir tai yra gėlių ir vaisių kokteilis, pagardintas magnolijų, rododendrų, gervuogių, aviečių ir nerolį akcentais. Kas tai yra tas nerolį? Tai yra karčio citrinmedžio žiedų aliejus. Tai va, ir trečias viršutinės natos, tai yra žemutinės natos, atsiprašau, tas, kas palieka pėdsaką ilgesniam laikui, tai yra taip. Balzo žiedai ir jūros druskos natos. Jis yra toks gaivus, saldžiai gaivus, tiesiog jį reikia pauostyti. Pauostyti, išsimėginti, nes kvapai tai yra, kiekvienas turi savo kvapą, bet iš tikrųjų kvapus galima ir prisijaukinti. Sako, kokių savybių trūksta, imi tokius kvepalus, kurie apie tai rašo ir jas jaukiniesi. Tai va, ir kur galima kvepalus teptis? Kvepalus tepam užausiuose, ten, kur pulsuoja. Čia ir kojų linkiuose. Ten, kur yra didžiausias pulsas, tada kvepalai jie geriau atsiskleidžia. Aišku, galima purkšti ir ant rūbų, galima purkšti ir ant nuogo kūno. Tai va, toliau kitas mūsų produktas. Ir merginos labiausiai man patinkanti naujiena, tai yra lūpų pieštukai. Jų formulė yra atnaujinta, yra 6 spalvos. Formulė yra vandeniui atspari ir iš tikrųjų jie yra ilgalaikiai ir nenusiplauna šitie pieštukai. Jų formulė yra kreminė, minkšta konsistencija, užtikrina švelniai lūpų padengimą. Iš tikrųjų jie yra matiniai ir juos galima naudoti kaip dviem būdais, kaip lūpų, apibriežti lūpas, lūpų kontūrą ir dedam lūpų dažą, arba galima tiesiog vienus kaip lūpdažį, tam, kas norit labai labai stipraus ir ilgai, kad laikytųsi. Pasidažius jie yra matiniai, pasidaro ir tiesiog dabar aš jums juos parodysiu. Kai yra 6 spalvos. Spalvos iš tikrųjų yra universalios ir kompanija ir labiau akcentavo į tai, kad dabar labai madingi yra nūdinis atspalvis ir dauguma moterų renkasi tokias šviesesnės, neryškės. Ir kas dar yra labai aktualu, kad visos pakuotės, tiek šitų pieštukų, tiek akių pieštukų, tiek iš tikrųjų amerikiečių kompanija dabar yra, visas produktų pakuotės yra orientuotos į gamtos išsaugojimą, tai yra pagamintas iš 51 perdirbtos medžiagos. Pakuotės yra daromos iš jau perdirbamos medžiagos. Tai va, žodžiu, amerikiečiai rūpinasi ir gamtos tvarumu. Tai dabar parodysiu jums spalvas. Spalva Pink Nude. Pamatot, jinai visiškai netgi beveik nesimato ant mano lūpų. Čia jau yra pati šviesiausia. Pink Nude. Pieštukas yra taip, kad šitie pieštukai... Atsiprašau už netvarką. Pieštukas yra taip, jisai yra toks ir turi drožtuką. Jeigu jums reikia, kad brėžtų tiksliau, yra, galiukas yra pieštuka, drožtukas ir gražiai nusidrožiate, kad būtų aštrus galiukas. Tai va, čia yra Pink Nude šita spalva. Čia spalva yra Beige Nude. Tokia. Irgi yra natūrali. Merginos, aš visada rekomenduoju naudoti pieštukus. Kodėl? Todėl, kad su jais galima pasididinti arba pasimažinti lūpą. Tada lūpdažis neišbėga iš kontūro ir užtvirtina jisai spalvą. Kitas dalykas su mūsų naujaisiais, jie yra ilgalaikiai. Ir merginos, šita konsistencija yra taip, jūs kai sutepate ant visos lūpos, jisai truputėlį galbūt limpa, bet palaukite minutę laiko ir jisai gražiai uždžiūva. Tada dažote lūpdažį ir arba tiesiog einate su viena spalva. Laukia kita spalva. Dar viena spalva čia yra Nude Mauve. Mauve Nude. Man labai patinkanti spalva, jinai yra tokia neutrali, jinai ir paryškina lūpas ir tiesiog jinai
yra iš tų spalvų, kuri tinkanti visom. Iš tikrųjų visi pieštukai tinka visom, tiesiog reikia pasidažyti. Tai va, ir ant šitos galima dėti ir blizgį, ir lūpdažį. Žodžiu, merginos tikrai yra universalios ir jau aš jaučiu, kad jau čia yra uždžiūvę, va, galima, ką nori tą daryti. Čia turiu rožinę, rose taip ir vadinasi. Labai faina spalva, irgi natūrali. Aš jau beveik viską uždažiau, va taip galima ir šitaip. Tiesiog užsidažius eiti, arba tiesiog tepame lūpdažį. Klasikinė raudona. Šitą turi spalva būti pas visas. Aišku, jeigu nenorit kasdien, bet kokiu atveju jinai yra reikalinga. Ir aš dabar esu lūpą uždažiusi ir jau galiu va šitaip vaikščioti. Nu, šiaip iš tikrųjų labai smagiai tepasi, gera konsistencija ir tikrai taurės nepalieka su pėdsaku, nebent jūs tepsite lūpdažį ar blizgį, tada jau truputėlis liks. Bet kokiu atveju lūpdažis ilgai laikys. Viena iš mano mėgstamų spalvų tai yra berry spalva, tai yra uogų, jinai yra tamsoka, bet kas man labai patinka, kad aš mėgstu ją derinti su kitos spalvos lūpdažiais. Ir tada gaunasi dar visai kitoks atspalvis. Aš dabar turiu lūpdažį Sunset Peace, tai yra toks labiau oranžinis. Ir aš mėgėja vat su juo. Gaunasi tokia ombrė spalva. Nu va. Ir lūpas. Tiesiog nebijoti eksperimentuoti, merginos, nebijoti pasižiūrėti. Tikrai rekomenduoju turėti bent jau 4 spalvas. Ir vat būtent šitas, tai yra mauve nude, rose, red ir berry. Arba iš tų šviesesnių kažką. Ir su šitais pieštukais jūs tikrai pasidarysite įvairių spalvų lūpų dažų. Nes juos galima ir tarpusavyje piešti, galima vieną spalvą, antrą, trečią. Tiesiog pagal jūsų fantaziją ir norus. Tai va, merginos, tokios yra žiemos naujienos, kas mane labai džiugina. Ir kviečiu, kas norite, galime susitikti gyvai, apsižiūrėti ir išsibandyti. Tiesiog parašote man ir sutarėme laiką. Tad iki gražios jums dienos.